Niekada negalėjom atsistebėti, su kokiu aklu entuziazmu mūsų parlamentarai bet kokią progą rėkia apie mūsų vaikų ateitį ir jų teisės. Tačiau aklumas turi savo kainą. Socialinė atskirtis, didesni mokesčiai tėvams ir vieta įstatymų užribyje. Tokį nuosprendį vienišų tėvų vaikams paskelbė nevadernę šeimą ginantis parlamentarai. Į ekspertų ir ES šalių nuostabą, kad 21 amžiaus demokratinėje valstybėje Lietuva vaikus auginančias poras dalina į geras ir blogas, vertas valstybės paramos ir ne, nuo savo gražbiliavimo apie tobulą šeimą apkvaitę koncepcijos kūrėjai išdidžiai atrėžia, kad jiems negėda. Negėda dėl to, kad ir taip dažnai socialinę nelygybę jaučiančius vaikus žemina net pati valstybė. Meduolis ir botagas. Tokias auklėjimo priemonės kartu gyvenantiems vyrui ir moteriai bei jų vaikams sugalvojo ir įteisino grupelę Seimo narių. Patikslinsime, pagal Seimo priimtą dokumentą, šeima tai susituokę vyras ir moteris. Tokią šeimą ir joje gimusius vaikus valstybė žada lepinti įvairiausiomis lengvatomis, taip neva skatindama tautos moralę. Gi nesusituokę ar vieniši tėvai, o tokių anot statistikos maždaug trečdalis yra antrarūšiai ir nuo šiol Lietuvai nereikalingi. Mat jie anot parlamentarų nėra šeima. Mūsų vertybė yra šeima grįsta santuokos pagrindu. Kadangi tai tokia, matėme, vertybė ir siekiamybė tokios šeimos, mes nemanome, kad vieniša mama su vaiku yra mūsų siekiamybė. Tai nėra tas sektinas pavyzdys, tai nėra tai pavyzdys. Tokį labai aišku, kaip ir signalą siunčia visuomeniai, kad yra pirmarūšiai piliečiai ir yra antrarūšiai piliečiai. Ir yra labai ciniška, reiškia, kad nuskriaudžiami yra patys mažiausiai, labiausiai neapginti šitos visuomenės nariai. Nors tvirtinama, kad visi vaikai Lietuvoje turi vienodas galimybės, po gražia vizija slepiasi ciniška diskriminacija. Šalyje klestint socialiniai nelygybei, pažeminti nesantuokoje gimusius vaikus užsimojo net pati valstybė. Kad šeima nesijaustusi, būtent šeima, vyro, moters santuokos pagrindų su savo būriu vaikučių, kad ji ir ypač gausi šeima, kad ji nesijaustų diskriminuojama kitų grupių, bendro gyvenimo sąjungų. Todėl mes tą šeimą taip ir kilstelėme ir pasakom, jūs esate tikrai vertybė. Tai dabar, kai turime visus įstatymus, kur yra paminėta žodis šeima, mes jį pakeiskime žodžiu santuoka ir pasižiūrėkime, kiek už borto liks vaikų ir ar jie turės vienodas galimybės. Moralioji koncepcija privertė už galvos susiimti lygių teisių gynėjus bei jungtinių tautų organizacijų atstovus. Jų verdiktas vienareikšmis. Koncepcija prieštarauja daugybei tarptautinių direktyvų ir deklaracijų Lietuvos konstitucijai. Tai iš tikrųjų yra gėda. Tai yra tikrai neįsigilinimas, tai yra tam tikros propagandos. Žinot, kartais aš manau, kad tai gali būti iš tikrųjų dar vienas, toks visiškai netikėtas, sovietinio mąstymo aidas. Ar jums negėda? Ne, man negėda, aš tiesiog džiaugiuosi. O štai vienišiems nesusituokusiems tėvams ir jų vaikams džiaugtis nėra ko. Palyginkime, susituokus išmoka už gimusį vaiką 15% didesnė. Šeimoje vaikus auginančiai moteriai siūlomos papildomos lengvatos įsigyjant būstą, jai net nedirbančiai garantuojama pensija. Susituokusiai siūloma trumpinti darbo dieną, skirti papildomas atostogas ir pirmenybę įsidarbinant valstybės tarnyboje. Auginančioms vaiką vienišoms motinoms ar nesusituokusioms poroms, netekusioms visų šių valstybės malonių, šeimos koncepcijos kūrėjai patarė. Kodėlgi nesusituokti? Mes iš tikrųjų santuoką vertiname kur kas atsakingiau negu partnerystės gyvenimą. Ekspertai vienbalsiai tvirtina, kad tiek ekonominių, tiek ir socialinių šeimos koncepcijos pasiekmių sulaukti netruksime. Didžiausias pavojus kyla vaikams. Valstybės priversti gyventi skurdžiau, jie rizikuoja likti be tinkamo išsilavinimo, sunkiau ras darbą. Deklaratyviai skatinamos gimdyti, moteris susimastys, ar verta su vaikeliu patekti į įstatymų užribį ir ar išgalės jį išauginti. Padaugės abortų, tačiau jei kitai parlamentarų grupeliai pavyks juos uždrausti, operacijos bus atliekamos nelegaliai. Daugės smurtą šeimoje kenčiančių moterų. Jinai bus paskatinta abejoti ir nenutraukti kurį laiką smurtinės santuokos, kurioje jos ir jos vaikų gyvybė ir sveikatai gresia pavojus. Rizikuodama prarasti būtent valstybės paramos subjekto statusą. Mama su vaiku, tai šeima ar ne? Mama su vaiku pagal mūsų koncepciją nėra šeima. Neigiamai į jau dabar visuomenę supriešinusią koncepciją žiūri ir šalies prezidentas. Aš turiu savo pažiūrą irgi to klausimu ir
Jeigu taip kalbėti, kol įstatymo nėra, aš galiu drąsiai sakyti, kad aš nesutinku. O kai bus įstatymas, aš manau, kad aš žinosiu pagal tai, kaip ir pasielgti.